Kalispera. Geros popietės linkėjimai iš Kretos, iš apsiniaugusios Kretos, lietingos Kretos, jau be striukės tai paprastai į kiemą neišeisi, bet žmonės dar sėdi lauko kavinėse, tą tikrai parodysiu netrukus. Na ir kaip kiekvieną sekmadienį trumpa apžvalga praėjusios savaitės ir ilgesnė apžvalga apie ateinančią savaitę. Šią transliaciją pradedu prie bengalinio fikuso. Ja vieną kartą esu jums rodęs šitą medį. Tai jis auga Hanijos sode. Labai rekomenduoju čia užsukti ir pasižiūrėti šitą medį. Kodėl pradėjau nuo sodo savo transliaciją šiandien? Šiandien visi šneka čia Graikijoje ir Kretoje apie istorinį įvykį, kuriam 50 metų. 50 metų ir aš manau, kad tą istorinį įvykį prisimena ir galbūt po šituo medžiu, prisimena šitas medis, norėjau pasakyti, ir galbūt po šituo medžiu vyko diskusijos tada prieš 50 metų, kurios nulėmė visos Graikijos ateitį. Būtent šiandien sukanka 50 metų, kai Graikija atsisakė monarchijos. Ir šiandien kalba visi apie tai, prisimena, spaudoje netrūksta informacijos apie šį įvykį, kad būtent prieš 50 metų įvyko referendumas 1974 metais ir graikai pasakė ne monarchijai. Nes, kaip žinia, buvo daug įvairiausių peripetijų Graikijos naujoje istorijoje, aiškinantis, ar Graikija turi būti monarchinė valstybė ar ne. Pačių monarchų jie neturėjo, monarchus pasiskolino iš Danijos, tai buvo ir karalius Konstantinas, ir karalius Jorgosas, beje, karalius Jorgosas buvo vienas paskutinių iš Gliuksburgų dinastijos, būtent Gliuksburgų dinastija čionai Graikijoje valdė, bet viskas paskui, aišku, pasisuko kitaip ir būtent Graikija nusprendė, kad nereikia jai monarchijos 1974 metų gruodžio 8 dieną. Tai šiandien 50 metų. Beje, vykstant referendumui, kretiečiai labiausiai pasisakė prieš monarchiją. Net 91% kretiečių pasakė ne monarchijai. Tai buvo didžiausias skaičius, žiūrint pagal balsavimo apylinkės, ir kretiečiai tą puikiausiai prisimena. Taigi, tokia šiandien yra diena, gruodžio 8. Graikijos istorijoje. Na ir sakau, šitas parkas, kuris įkurtas dar Osmano imperijos valdymo metais, puikus parkas su fantastiška augalų kolekcija, kaip ir tas pats bengalinis fikusas, po kurio ką tik stovėjau, saugodamasis nuo lietaus, bet lyg tai mane apsaugojo ne tik fikusas, bet ir afaizda. Lietus baigėsi, saulė leidžiasi. Debesų netrūksta. Kretoje praėjusią savaitę buvo pakankamai lietinga, iš tikrųjų lietaus turėjome įvales, kai kur net ir stipriai lyjo. Tiek lietaus, kiek buvo, tikrai neužteks vasarai, tai tegu tik lyja, bet kitą savaitę lietaus jau nebežadama. Ir kitą savaitę sakoma, kad bus kur kas kitoks oras, nes atsisuka pietų vėjas. Čionai vakarų Kretoje, kur šiuo metu vis dar esu, taip jau atsitiko, kad gruodis buvo skirtas Hanijos regionui ir Hanijai. Jau baigėsi tas laikas, kaip bebūtų gaila. Patiko čionai, patiko, bet reikės truputėlį kelti sparnus ir iškeliauti kitur. Tai būtent kitą savaitę atsisuka pietų vėjas ir šitam regionui jis gal ne tiek pakenks, bet bent jau Herakliono regione žadama, kad lis ir stipriai, tikrai stipriai lis. Iš pradžių, o paskui bus tas pietų vėjas atneš daug vėjo. Ir tas vėjas bus be galo stiprus, iki 6-7 boforų žadama, jau antradienį, trečiadienį, tai kad lietus gali nupilti ir šiandien Herakliono regione arba rytą, o paskui ateina vėjas iš pietų su savo žudikiška jėga. Net antikos graikai vėją iš pietų vadino vėjų žudiku,
kuris, sako, nuplėšia viską, išdegina absoliučiai viską. Viena paguoda, kad tas vėjas žudikas labiau žudo pasėlius pavasarį, o ne žiemą. Beje, toks vėjas yra normalus Kretai gruodžio mėnesį, tai kad kai jis atkeliaus, valio, tegu atkeliauja, praeis ir praeis, paskui vėl ateis lietus. Toks susijaukimas orų, bet kita vertus pietų vėjas ir daug ką gal pradžiugins, nes atneša šilumą. Jeigu dabar, matot, vaikštau su striuke, kitai savaitį planuoju maudynės. Nes gali oras išilti iki plus 23 ir daugiau. Tai pietų vėjas tą atneša. Tai va čia yra niuansai, bet kita vertus tai nėra tas geras vėjas, kurį labai mėgtų patys graikai. Kaip ir sakiau, lauko kavinės veikia. Štai gruodžio mėnesį Kretoje atidarytos lauko kavinės miesto sode. Žmonių netrūksta, plus miesto sodas yra labai gražiai pasipuošęs, kalėdiškai pasipuošęs, jau visi laukia kalėdų šventės. Be abejo, ir kalėdų eglutė papuošta tiek Hanijoje, tiek Heraklione, bet aš visada kiekvienais metais ieškau ne tik kalėdų eglutės, bet ir dar vieno kalėdinio simbolio, kurio nebūna Lietuvoje, pavyzdžiui, ir kitos Europos šalyse, ir vis dar jį randu, nors kalėdinės eglutės išstumia tą senąją tradiciją iš Graikijos, iš Kretos, bet šiandien pasistengsiu nueiti į kitos vietos, kur pamatysite, apie ką aš kalbu šios transliacijos pradžioje. Taigi, yra tokių niuansų, na, o sodas, kaip matote, gražiai pasipuošęs, ir jeigu būsite Kretoje kitą savaitę, labai rekomenduoju atvykti į Haniją, pasivaikščioti po ją, pereiti pro gražų į sodą ar pasėdėti istorinėje kavinėje pačiam miesto sode, nes tai yra viena iš istorinių kavinių, kuri įeina beje į tą istorinių kavinių sąrašą. Lietuvoje yra tokių kavinių, nes man sakė, kad yra netgi buvo susitikimas Lietuvoje vieną kartą padarytas suvažiavimas istorinių kavinių savininkų ir jų puoselėtojų, tai ligšiol nesu įsiaiškinęs, na, čia vienas iš mano tikslų nuvažiuoti į Lietuvą ir įsiaiškinti, kurigi ta istorinė kavinė įeina į tą sąrašą Lietuvoje. Ateis laikas ir apie tai papasakosiu. Tai štai, toks yra miesto sodas, kaip matote, šlapia, bet viskas išdžius, kitą savaitę orai bus visai kitokie čia Graikijai ir Kretoje ir ateina tas pietų vėjas, kuris džiovins visą Kretą ir džiovins gerokai labiau. Bent jau iki penktadienio žadama, kad bus labai stiprus tas pietų vėjas, apie kurį ką tik minėjau. Na, o dabar, kaip ir sakiau, išeisiu iš miesto sodo ir pereisiu iki to simbolio, kalėdinio simbolio, bepasakodamas, kuris, sakau, dar man pavyko jį rasti Hanijoje ir aš labai tikiuosi, kad tie kalėdiniai simboliai čia Kretoje neišnyks ir juos išsaugos, neištums jų tos kalėdinės eglutės, kurios nėra tokios jau senos, kaip žinia, atėjusios visiškai neseniai į tradiciją ir ypač vakarų pasaulyje, o vakarų pasaulio į kurios atributus graikai perima. Šnekant apie kitą savaitę, kas kitą savaitę aktualu ir įdomu. Pirmiausia, rytoj, tiksliau, šiandien turėtų būti, bet šiandien yra Advento sekmadienis ir jeigu Advento sekmadienis išpuola gruodžio 8, tai gruodžio 8 švenčiama švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo diena perkeliama į gruodžio 9. Netgi atsiverti lietuvišką kalendorių, rasite šitą paminėjimą. Tai ir rytoj būtent, graikiškai tai vadinasi nieko bendro beje su mergelė Marija. Dar parodysiu, štai, čia yra miesto laikrodis, mušantis valandas, jis yra prie miesto sodo, Hanijoje. Ateikite, kada prie jo paklausyti, kaip mušamos valandos. Aš šiaip sode pabūsiu. Grįžtam prie to šventės, kuri minima turėtų būti šiandien, o minima rytoj, tai yra švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo šventė. Kodėl sakau, kad graikai net nemini mergelės Marijos šnekėdami apie šitą šventę? Ogi dėl to, kad graikai šią dieną vadina Silipsi tis ajas anis arba Silipsi tis ajas anas, būtent minėdami mergelės Marijos motiną, šventąją Aną, kuri pagimdė mergelę Mariją pakankamai vėlai. Ir tai yra jiems labai svarbi šventė. Rytoj beje galite sveikinti Anas. Tai yra dar viena diena, kai galima
kai švenčiama vardo diena, Onų vardo diena. Tai yra gruodžio 8 iš tikrųjų būtų, bet rytoj perkeliama dėl Advento sekmadienio. Tai bus gruodžio 9. Ir ta diena svarbi graikams, be abejo, tai bus irgi šventė, bažnytinė šventė ir vardo diena. Kaip ir daug kartų minėjau, vardadieniai vis dar Graikijoje švenčiami labiau negu gimtadieniai. Įdomu tai, kad šiandien perskaičiau labai įdomų interviu su Veronika Povilioniene, LRT LT, jeigu užeisit, tikrai rasite tą interviu, kuri irgi, būtent Veronika savo interviu mini, kad netgi jai gaila, kad šiais laikais labiau akcentuojami gimtadieniai, o ne vardadieniai. Nes Lietuvoje dar visai neseniai, jos jaunystės laikais buvo švenčiami būtent vardadieniai. Su Veronika Povilioniene man yra tekę bendrauti ir ne kartą gyvai ir teko bičiuliautis, netgi būti pas ją namuose kažkada, kai žurnalistavau. Tai, kad man jos interviu buvo labai šiltas ir mielas, susiraskite tą interviu ir paskaitykite, ką mes irgi šiek tiek esame praradę Lietuvoje. Ir nenustebkite, kad aš karts nuo karto vis grįžtu prie tos religinės temos ir prie tų vardadienių, nes čia Kretoje tai yra labai aktualu. Kita vardo diena, kuri bus kitą savaitę ir reikia sveikinti visus Spyrus. Būtent Spyros, toks yra vardas graikiškas, nuo Spiridono. Ajus Spiridonas, Kipro arkivyskupas, paskelbtas šventuoju ir jo diena yra gruodžio 12. Tai jeigu pažįstate kažkokius Spyrus, Spiridonus, sveikinkite, aš pažįstu ir net kelis. Tai šitą dieną taip pat reikia paminėti. Na ir paskui gruodžio 13 yra Ajos Evstratijos arba Stratys. Labai stiprus, vyriškas, graikiškas vardas. Stratys išvertus yra karys. Tai Evstratijaus šventė bus į gruodžio 13, tai jei pažįstate bent vieną Stratį graikai, irgi sveikinkite jį su vardo diena. Tai tokios šventės laukia jau šią savaitę, kuri ateina artimiausią savaitę ir kurios tos šventės bus tikrai aktualios šiandien Kretoje. Kas dar aktualu ir įdomu, jau dabar iš turizmo pasaulio šiek tiek šnekant apie artėjantį 25 metų sezoną, nes daug kas pradeda judėti, mačiau net ir labai daug skelbimų, darbo skelbimų siūlančių dirbti viešbučiuose, restoranuose 25 metų sezonu. Jeigu ieškote kažkas tai tokios išskirtinės patirties ir norėtumėte atvykti į Kretą, Graikiją, ieškokite dabar darbo skelbimų, o ne pavasarį, nes iš tikrųjų dabar pats judesys. Ir kas yra įdomu, tai pirmiausia dėl Airbnb nuomojamų būstų. Visai neseniai Graikijos turizmo ministerija paskelbė šiek tiek sugriežtinanti tvarką, kaip galima būtų įkurti savo Airbnb butą, atiduoti būtent nuomai ar namą. Ir ten yra keletas punktų, nėra jie labai baisus, bet gali būti, kad jų nevykdymas daugam užtrauks tokį nenorą toliau nuomuoti savo būstų. To ir siekia, beje, galbūt Graikijos vyriausybė norinti sugrąžinti iš vienadienio, tai yra trumpo nuomos periodo į ilgalaikį nuomos periodą tam tikrus būstus. Tai tą reikia irgi turėti omeny. Beje, praeinu po medžiais, kurie apkibę, kaip matot, apelsinukais. Taip, čia pat Chanijos gatvėse auga apelsinai. Niekas jų nerenka, niekas jų nevalgo. Ogi žinot kodėl? Kad jie dieva žinia valgomi, absoliučiai. Jie kartus. Tai yra neradzi. Šeimininkės nebent uogienį iš jų verda, bet reikia be galo daug cukraus. Tai kad jeigu patys būsite pavasarį čionai, Chanijoje arba kituose Graikijos miestuose ir matysite gatvėje augančius apelsinus, na, galite nusiškinti vieną kitą paragauti, bet nežinau, ar norės valgyti daugiau, vieną kitą nusiskinsit ir valio, nes taip sutraukia visą burną, kad daugiau nesinori. Tai čia kitas yra niuansas. Tai va, grįžtant dar šiek tiek prie turizmo, kas įvyko šią savaitę ir ką paskelbė taip pat turizmo ministerija, tai kad Herakliono oro uostas vėl sumušė rekordą.
sumušė rekordą kame, jau viršijo 9 milijonus aptarnautų keliautojų. Tai reiškia, ne apskritai pavardėm, jeigu įmant, bet bilietais. 9 milijonus aptarnautų bilietų, avija bilietų per 2025 metus. Tai yra milžiniškas šuolis, lyginant su tuo, kas buvo prieš 10 metų, nes prieš 10 metų jau visi galvoja, kad Herakliono oro uostas padarė maksimumą, nes prieš 10 metų jisai viršijo 6 milijonus. Tai reiškia, 3 milijonai per 10 metų prisidėjo atvykstančių per Herakliono oro uostą. Tai jūs tik tai galite įsivaizduoti, viena Lietuva, visos Lietuvos gyventojai per vieną oro uostą per 10 metų daugiau. Tai dar viena žinia iš turizmo srities, tai kad Kreta tampa labai patrauklia vieta poilsiauti ir žmonių atvažiuoja vis daugiau ir daugiau. Netgi dabar, nepaisant to, kad sezonas pasibaigęs, kaip matot lietus, kaip matot reikia striukių, žmonių Hanijos regione, Retimno regione atvykstančių žmonių ilsėtis, pasibūti čionai taip pat netrūksta. Tai kad tą reikia turėti omeny. Na, o jeigu dar, kaip ir sakiau, šiek tiek bus suvaržymai Airbnb vietų nuomavimui, būstų nuomavimui, gali būti, kad kitais metais turėsime šiokių tokių problemėlių. Beje, jeigu ieškote tokio labiau ne viešbutinio apgyvendinimo tipo, labai pasiteiraukite pas savo savininkus, ar jie išpildys visus tuos reikalavimus, ar jau išpildė tuos reikalavimus, ko reikalauja Graikijos turizmo ministerija. Kad nebūtų taip, kad jūs užsisakot kažką, paskui viso gero, dėja jūsų negali priimti vien tik dėl to, kad jiems tenai kažkas su licenzija, ne taip. Tai va, tą turėkite omeny, nes pasikeitimų įvairiausių vyksta. Tai matau, kad planavimas į priekį vyksta, nes daug kas ir galvoja apie atostogas 25 metais ir jau kreipiasi tiek dėl autonomos, tiek dėl kitų paslaugų mūsų. Daug ko be abejo kol kas negalim pasiūlyti, nes planai dar tik tai dėliojasi. Po truputį ir labiau su turizmo sritimi dirbsime nuo sausio-vasario mėnesio, jau tada, kai bus daugiau aiškumo dėl pačių ekskursijų, dėl autonomos, nes dabar viskas taip nurimė, šiek tiek nurimė, gerokai. Su tokiu pasakojimu ir priejau prie to simbolio, kurio aš sakiau, jo labai ieškojau Hanijos mieste, ar dar bent išliko ir džiaugiuosi, išliko. Štai, ne eglutė. Matot, čia stovi ir žybsi lemputėmis, tikrai ne eglutė. Tai yra laivas. Nuo Bizantijos imperijos metų graikai puošė laivus. Būtent ne eglutes. Eglučių čia nebuvo. Eglutės puošyba eglučių yra labai sena. Apie tai esu rašęs ir pasakojęs. Būtinai po šituo savo video, po šitą transliaciją įdėsiu nuorodą, kur galite pasiskaityti apie tas eglutės. Ir puošdavo laivus, nes laivas tai yra tas gerosios žinios nešėjas. Laivas atneša tą gerąją žinią apie Kristaus gimimą, apie Kristaus antrąjį atėjimą, apie tai pasakojau savo praėjusioje transliacijoje, jeigu norite susirasti. Ir laivas tai yra pagrindinis tas simbolis graikiškojų tradicijai šnekant apie Kalėdas. Tai kad labai džiaugiuosi, kad čia Hanijoje dar radau papuoštą laivą, ne uoste, nes uoste net nebejoju, laivai pasipuoš, bet čia tiesiog gatvėje, aikštėje prie teismo rūmų, ten teismo rūmai yra papuoštas gražuolis laivas, tas gerosios žinios nešėjas. Tai va, ką norėjau papasakoti ir ką norėjau parodyti. Dar labai gražu, kai žmonės savo languose, dabar gal nesimato, minutėlę persim, nesimato kur nors languose, pastato mažus laivelius, modeliukus, bet dar kol kas nesu čia pamatęs. Gal būdamas Heraklione, jau grįžęs į Heraklioną, rasiu tokių langų, būtinai nufotografuosiu arba nufilmuosiu, arba tokiai transliacijai parodysiu, kaip žmonės pasipuošia langus būtent irgi laivais. Nes buvo sena tradicija Advento laikotarpiu vaikams, ypač berniukams, daryti
laivų modeliukus ir paskui su jais eiti pas kaimynus kalėdoti, prašyti saldainių, prašyti pinigų. Ir ta tradicija šiek tiek nykstanti, be abejo, nieks jau tų modeliukų nedaro, bet vyresni žmonės išsaugojo savo modeliukus ir juos dabar illuminuodami, apdėdami lemputėmis, stato į langus, taip laukdami tos gerosios žinios, kalėdų žinios. Tai va. Hania puošiasi ir ne tik Hania, visa Kreta puošiasi ir nebijoju, kad jei atvažiuosit čionai į Kretą, jūs puikiai praleisite laiką, kad ir dabar žiemą, juolab yra ką ragauti. Dabar pasninko laikas, apie pasninką pasakojau praeitoj transliacijai, tai daug įvairiausių patiekalų, kur tik tai bandyk viską suprasti ir atrasti. Tai tikiuosi, jeigu būtumėt čionai, tą paragautumėt ir tą sužinotumėt. Na, jeigu tą darysite, beje, gaunu jau pranešimų, kad kažkas nori atvažiuoti ir gruodžio, ir sausio mėnesį, valio, kreipkitės, mielai padėsiu suplanuoti jums viešnagę Kretoje tuo metu. Tiek šiandien, na ir kaip visada, transliacijos pabaigoje apie ką? Apie laimėjimą, nes Facebooko grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje kiekvieną savaitę vyksta konkursas, aš paskelbiu temą, tą temą diskutuojam. Tiksliau diskutuojate jūs, rašote savo pastebėjimus ir kiekvieną savaitę paskelbiu, kam dovanojame mes su Jurgita 25 eurų kuponą apsipirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt. Taigi, man labai patiko ir Jurgitai taip pat patiko ir mes abu nusprendėm, kad šią savaitę dovanojam 25 eurų kuponą Andriui. Jis tiesiog pasirašo Andrius ar kažkaip panašiai, kuris parašė, kad kiekvieną sykį grįždamas grįžęs iš Kretos, parsivežu norą sugrįžti atgal. Tai yra po atostogų pagrindas, pagrindinė lauktuvė, tai yra noras sugrįžti atgalios. Na ir daugiau jisai yra parašęs savo tokių gražių pastebėjimų apie Retimno turgų, kur nuolat rasdavo tos pačius prekeivius ir apie tai, kaip gera kartais prisiminti tas dienas, kaip buvo per atostogas Kretoje. Tai Andriui 25 eurų kuponas, na, o nauja savaitės tema, be abejo, kaip visada, šį sekmadienį vakare, vėliau vakare bus paskelbta Facebooko grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje ir vėl kviečiu diskutuoti ir kažkam vėl dovanosime 25 eurų čekį apsipirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt. Beje, toje elektroninėje parduotuvėje paskelbėm apie rinkinius. Primenu, dar tų rinkinių keletą turim. Labai nedaug, jie mažėja. Tikrai mažėja, gana stipriai. Žmonės perka dovanų savo ir kitiems turbūt, būtent kalėdų proga. Užeikite kretoskoniai.lt. Tikrai labai geromis kainomis siūlome įsigyti viename rinkinyje tokių kasdienių produktų, kurie pravers praktiškai bet kurią akimirką pasigaminti kažką virtuvėje. Tai tų rinkinių dar yra. Užeikite kretoskoniai.lt, įsigykite. Primenu, kas tą padarys iki gruodžio 15 dienos, pasistengsime, kad rinkinius jūs gautumėt iki švenčių, iki kalėdų. Tai tą turėkite irgi omeny. Kągi, tiek šiandien iš vakarėjančios Hanios, iš Kretos, už manęs tas laivas, apie kurį pasakojau. Ačiū labai, kad sekate, ačiū, kad domitės, ačiū, kad iš anksto planuojatės. Tie mano patarimai, matau, nenueina veltui, žmonės tikrai kreipiasi iš anksto dėl kai kurių paslaugų, gaila, kad mes ne viską galima pasiūlyti dabar. Bet užmegztas ryšys, tai yra jau pusė darbo, nes mes galėsime vėl susisiekti tada, kai bus daugiau aiškumo. Tai gražių jums Advento dienų. Adventas, Jasu Jorgo, pažįstamų, čia šiek tiek Hanijų yra. Gražių jums Adventų dienų ir pasimatysime po savaitės. Beje, dar tiem, kas bus Kretoje ir Graikijoje. Gruodžio 15, 22, 29 dirbs visos parduotuvės. Sekmadieniais įprastai šios parduotuvės nedirba. Gruodžio 15, 22, 29 paskelbta, kad dirbs parduotuvės. Dar viena svarbi informacija ir įdomi informacija, kuri galbūt pravers tiems, kas čia bus Kretoje šituo šventiniu laikotarpiu. Gražios savaitės visiems ir iki kito susitikimo kitą sekmadienį. Sėkmės, iki!